Ar dirbtinis intelektas gali priimti geresnius sprendimus už vairo nei žmonės? Izraelio bendrovė AutoBrains mano, kad atsakymas taip. Jos ta technologija padeda kurti naujos kartos autonominės transporto priemonės, o bendrovė dabar bendradarbiauja su Uber ir Nvidia, kad robotaksai pasirodytų Europos gatvėse. Daugiau apie tai papasakos Igoris Raičiukas-Gausas. Igorai, labai ačiū, kad šiandien esate su manimi ir sveikinu su šiomis įdomiomis naujienomis. Ačiū, kad pakvietėt. Pasakykite man, mes jau daugelį metų girdime apie autonominius automobilius, bet tai dar netapo realybė. Kodėl jūsų manimų taip yra ir kodėl manote, kad jūsų sistema pakeis šią realybę? Taip, visų pirma, aš tikiu, kad robotaksai ir autonominis vairavimas jau nebėra klausimas, ar tai vyks, klausimas tik kada tai vyks. Jau matome tūkstančius robotaksų JAV, San Franciske, kurios valdo Waymo. Mes žengiame keli žingsnius į priekį su šia technologija ir diegiame ją daug prieinamesnėje sistemoje, kuri bus prieinama kiekvienam automobiliui. Ir mes sutelkėme dėmesį į šios technologijos diegimą į Europą, pradedant nuo Mincheno, bendradarbiaudami su Uber ir Nvidia. Tai kodėl jūsų manimų Uber ir Nvidia pasirinko jūsų sistemą? Juk yra daug įvairių sistemų. Kuo jūs išsiskiriate? Dauguma šiandieninių robotaksų sistemų yra pagristos grubios jėgos metodu. Tai vadinama nuo pradžios iki pabaigos mokymusi iš esmės naudojamas vienas labai didelis neuroninis tinklas apmokytas vairuoti. Mes taikome kitokį požiūrį, vadinamą agentinę dirbtinį intelektu. Mūsų sistema sudaryta iš daugybės agentų. Agentus galite įsivaizduoti kaip specializuotus vairuotojus, kurie yra koordinuojami realiu laiku. Todėl šis požiūris suteikia labai didelį pranašumą tikslumo atžvilgiu. Tie agentai yra specializuoti konkrečioms situacijoms. O kalbant apie kaštus, vietoj to, kad paleistume vieną didelį monolitinį modelį nuo pradžios iki galo, mes naudojame mažiau skaičiavimo išteklių reikalaujančius agentus, kurie yra ir specializuoti, ir pigesni. Tai kodėl būtent Minchenas? Juk Europoje yra daug miestų. Ar taip yra dėl ten galiojančio reguliavimo? Taip, Minchenas tikrai yra automobilių pramonės centras, tai viena priežastis, o antra priežastis tai taip pat aukščiausi reikalavimai saugumui ir reguliavimui. Ir mes tikime, kad jei mums pavyks Minchene, mums pavyks bet kur. Kalbant apie kainą, jei apie tai pagalvosime, kaip viskas klostysis? Ar ateityje važiuoti taksi bus brangiau, kol galbūt vėliau atpigs? Mes tikime, kad autonominis vairavimas iš esmės labai sumažins kelionių taksi ir kitomis transporto priemonėmis kainą. Ir ne tik robotaksį, idėja yra pritaikyti šią technologiją kiekvienam automobiliui, ne tik robotaksį. Tai kas jūsų manimų bus po Mincheno? Po Mincheno planuojame plėstis. Šiuo metu daugiausia dėmesio skiriame dviem regionams - Europai, plačiaja prasme, ne tik Minchenui ir Vokietijai, ir Pietų Azijai, kur taip pat matome labai didelį potencialą dėl apimčių, bet ir didelį iššūkį dėl chaotiško eismo bei labai tankios ir sudėtingos miesto aplinkos. Taigi, galiausiai po 20 metų ar mūsų vaikai vis dar mokysis vairuoti automobilį, ar tai jau bus visiškai nereikalinga? Tikiu, kad jau po 5 metų autonominio vairavimo srityje turėsime visiškai kitokį pasaulį. Mes matysime, kad vietoj tūkstančių autonomiškai vairuojamų automobilių keliuose pradėsime matyti šimtus tūkstančių ir milijonus tokių automobilių. Labai įdomu, pažiūrėkime, kas nutiks. Igoris Raičiukas-Gausas, AutoBrains generalinis direktorius ir įkūrėjas. Ačiū, kad šiandien buvote su manimi. Ačiū, kad pakvietėt mane.